Dabar matom 4:30 ryto. Važiuojam pažvejoti į kitą vandens telkinį. Galbūt pasiseks geriau. Dabar kažkur 6:30 ryto. Bandysiu su lengvais masalais pagaudyti, gal koks ešerys užkips. Panašu ešerys. Nu va, toks sprindinis. Sprindžio dydžio. Na ką, paleidžiam šį gražuolį. Sveiki visi, su jumis kanalas LV12LT ir šiame video išpakuosim naują siuntinuką. Čia turėtų būti mikroguminukai džigavimui. Išpakuokim ir pasižiūrėkim. Taip atrodo viską išpakavus. Pardavėjas dar įdėjo tokių lipdukų. Pas pardavėją, iš kurio pirkau šios guminukus, yra pasirinkime 11 rūšių tokių guminukų, 11 skirtingų spalvų. Taip pat pas tą pardavėją, iš kurio pirkau šios guminukus, jie yra 3 skirtingų dydžių. Tai 5 cm, 6,2 cm ir 8,5 cm. Aš pasirinkau 5 cm guminukus. Šios formos guminukus pamačiau AliExpress žvejai Facebook grupėje. Štai taip jie atrodo iš arčiau. Nugarėlę matom vienokios spalvos, pilvas kitokios spalvos. Deja, šie guminukai, kuriuos pirkau, neturi jokio kvapo. Tikiuosi pasiteisint žvejyboje. Dar paminėsiu, kad vienas toks guminukas 5 cm sveria 0,9 gramo. Dar paminėsiu, kad pirkimo dieną vienas toks pakelis su 10 guminukų man kainavo apie 1,5 euro. Dabar belieka juos išbandyti vandenyje, pažiūrėti, ar pavyks ant jų ką nors pagauti. Nuorodą, kur pirkau šios guminukus, paliksiu po video aprašyme. Kažkas panašu kaip lydeka. Čia toks geras priešininkas. Lydekiukas. Stipruolis. Na, matom, sudirbo guminukas. O, gražuolė. Matom. Susidomėjo šiuo guminuku. O tu gyvenk toliau.
galima sakyti, sezonas atidarytas. Štai, susidomėjau šiuo raudonu guminuku iš AliExpresso. Panašu ešerys. O, gražuolis. Ešeriukas. Nu, va, toks sprindinis. Sprindžio dydžio. Štai. Pagautas ant štai tokio masalo. Nuorodą įdėsiu po video aprašyme į šį masalą. Na ką, paleidžiam šį gražuolį. Naudojau įprastą galvakablio sistemą. Nedidelis 3 gramų galvakablis. 5 cm. Štai toks guminukas. Ir lėtais tempimais traukiau. Na, mėginkim dar ką nors pagauti toje vietoje. Gal ten daugiau ešerių yra? Leiskim nuskesti guminukui ir pabandysim timptelti. Yra. Ir vėl. Antrų metimų ir vėl ešerys. Panašu, ten jų daug. Pagal taip, kaip purtos meškerė, tikrai tai ešerys. O gal ir lydekaitė? Ne, vis dėlto maža lydekaitė. Štai antras metimas ir toks kilbukas užkibo. Matom vėlgi ant to pačio masalo. Tai va tiek norėtų šiame video parodyti. Važiavau keletą dienų iš eilės gaudyti tik ant šių guminukų su įprasta galvakablių sistema. Laimikių netiek ir daug. Panaudojus dropshot sistemą, manau, žymiai efektyviau jie dirbtų. Taigi tokie tie guminukai. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems neižvyno. Ir iki kito karto. Iki.